čia mes šiandien ir susiskambinom, kad tu pasidalintum savo keliu ir aš atsiverčiau, žinai, šitą stebuklingą surašymų knygą. Pandoros skrynė. Pandorų skrynė su visais smagesniais dalykais ir man labiausiai, pirma mūsų bandomoji sesija buvo 2023 metų rugpjūčio 8 dieną, kai tu sakai, Juste, mes jau buvom prieš tai pažįstamos truputėlį čia į kontekstą įvedant. Ir tu sakei, man reikia pas tave. Ir tada mūdį susiskambinam online bandomai sesijai ir tu buvai pasiruošus namų darbus. Tu buvai susirašęs visas savo turimas problemas, kurias tu dabar spręsi. Susirašęs, kas, žinai, kur reikia keisti tepalus. Taip, kur reikia keisti tepalus, šarnyrus, supranti, ten barška, kažkas nesuprantu, kas barška. Šiaip iš vis aš norėčiau galbūt kėbulą palikti, bet visą kitą reikia atnaujinti. Bet perdažysim. Bet perdažysim ir kėbulą jau. Ir tu ten viską, žinai, vardinai obsesijų, socialinis nerimas, visokios vaikystės, priklausomybės artimų žmonių, ta prasme, ribų klausimas, people pleasingas, aš taip einu, žinai, bandymas būti visada miela, noriu dalinti šviesą, tu ten sakėjai. Tokių mielų, žinai, ribos, kaltė, nemoku klausytis, visada duodu sprendimus, nežinau, kiek dalinti su kitu, bijau apkrauti kitą žmogų, izoliacija kaip blogai, santykiai su vyrais blogai. Jėzus Marija. O Jėzus Marija, smurtavimas, ten, žinai, jau ką vaikystėje matėjai, ar ne, ten smurtą. Nu, žodžiu, aš duotu man taip vadinį galvoju, nu čia tai atėjau dabar pas mane. Tokia pasirašius, viskas, susitvarkius, jau jinai viską žino, jau ten viską, savigrauža, žodžiu, ten belia kokia. Jo. Atėjai, vat, su sąrašu. Jo, ir būdavo, oi, nu, ko tik čia nevyko, nes kada mudvi labai intensyviai virš metus su viršum. Būdavo kiekvieną savaitgalį praktiškai sesijos, išskyrus ten porą sykių tokius iškritimus, kur atsitiko ta izoliacija irgi tavo, ar ne? Jo. Praeitais palauk, čia žiema. Ne, žiema, kas čia buvo. Čia ta 23 žiema čia buvo. Nes po to šiais metais nebuvo. Jau pradžia. Sausis buvo, tikrai sausis. Nu, tai 24 pradžia, jo, kad ne vat šitą, žinai, jau ten dar, jo. Buvo tavo ta izoliacija, iškritimas, prapuolimas tavo. Išsirakinimas. Jo, išsirakinimas visaip kaip. Aš jau galvoju, kad ten yra mano visko pabaiga. Dieve. Ir nežinai kaip išlipti. Ir niekur nenori eiti. Niekur nenori eiti, nieko. Visiškai tu slėpiesi nuo pasaulio, tu nesijauti vertas egzistuoti. Ir kuo daugiau dienų, tuo giliau krenti, tuo labiau nori slėpti ir tuo sunkiau grįžti ir net padaryti mažius dalykus. Aš jau net nekalbu apie dantų išsivalymą. Išsivalymą, tai yra tiesiog tu neturi teisės būti. Jo, ir tai tau įvyko realiai po mūsų gerų 4-5 mėnesių darbo sykio. Ir ten susidėjo, ir terapija susidėjo, nes daug iškilo visų dalykų. Ir pervargimas buvo labai didelis nuo darbo. Ir nemiega, neleidau savo miegoti, ilsėtis. Ir to aš prisimenu iš pradžių labai, žinai, kaip labai teisingai viskas stengiasi daryti. Viskas, ir sesijose, žinai, ten supras, padaryti. Ne kad viduj, kažkiek tai, kažkiek irgi to susitikimo, bet labiau, kad taip supras, žinai, čia nais. Galvoju. Supras ir tada jau keistis, kaip reikia, žinai. Tai teisingai taip. Šiaip papasakau, gal tu ką prisimeni, žinai, iš savo pusės, kaip aš mačiau, papasakau kaip į savo tą kelionę, nes irgi vienas iš tų, kad terapijų nauda buvo tau didelį pamatyta ir versle tau labai daug ką pakeitė. Tave užaugino iki to, kad tu dabar konferencijose šneki ir daliniesi. O iš tokios, kur kažkada tokia mergytė, žinai, su idėja.
atėjau kaip mergaitė, o mergaitė neturi nei kompetencijų, nei resursų verslą pastatyti. Ir aš buvau įstrigus mergaitės rolį. Tai čia be terapijos aš nebūčiau užaugus, aš jaučiuosi kaip suaugęs žmogus dabar, kuris aš pasitikiu savim, aš vis dar darau klaidų, bet aš pasitikiu savim, nebijau klysti ir nebijau prisimti atsakomybę. O čia yra, man rodos, patys minimaliausiai įrankiai, kuriuos reikia turėti, kad tu galėtum verslą auginti. Bet man jie nebuvo pasiekiami tame momente. Jo, aš nelabai supratau, ką reiškia išjausti, išbūti, išsėdėti su savim. Man atrodo, kad jeigu suprasiu, kas vyksta logiškai, tai čia jau ir yra tvarkymasis su savim. Suprast ir sutvarkyti, neišbūt, neišsėdėti. Bet įdomus tas niuansas, kad nežinau kodėl, bet visa ta kelionė, jinai tokia yra amerikietiški kalneliai, nes buvo geriau, tada buvo vienu momentu, tada labai blogai, bet aišku, ten buvo ir kitų dalykų susidėję, iki kol pasidarė geriau ir po to tokia stabilesnė jaučiuosi dabar. Bet iki to stabilumo tai tikrai buvo netgi didesnių duobių, negu turėjau prieš terapiją. Toks įdomus niuansas. Nes kai tu dideliai duobėjasi, tu galvoji, čia man reikia mes terapiją, nes man blogiau dar, man atkelia. Man yra blogai. Ir nebesinori, ir nesupranti, kad ateis tas stabilumas ir nebesinori eiti link to stabilumą, nes nežinai, kad jis ten yra, tu galvoji, kad tu krisi tik dar giliau į duobę. Nežinau, gal tu klausimų formą, aš nežinau, į kurią pusę eiti. Kaip pasikeitė tavo santykis su savim, tu sakei, imposteris, tas apsimetėlio sindromas, ar ne? Pasakok truputį apie jį. Čia įvedu žmonės, kurie žiūri, ar ne, kad žiūrės, kad apsimetėlio sindromas yra, kuomet žmogus turi kompetencijų, jisai gali, jisai žino, bet jisai vis tiek netiki savim. Jam atrodo, kad jį tuoj prigaus, jam atrodo, kad jisai nieko nesupranta, jam atrodo, kad jis dar nieko nežino, jam dar trūksta ir jeigu aš kažką darys, yra didelį baimį daryti, nes, aš čia iš tikrųjų tai aš nieko nemoku ir nežinau ir aš tai vaidinu ir čia žmonės blogai apie mane mąsto, toks apsimetėlis. Ir tu tą sindromą tikrai turėjai ir dabar tu pirmą minėjai, kad nėra šiuo metu to sindromo. Tu nebe užkabini kažkaip, jis nebegroja. Taip. Ir tas, žinai, dar, nes vis tiek aš vis dar einu į aplinkas ir vietas, kurios man yra naujos ir iš verslo, iš profesinės pusės jos man yra didesnės negu įprasta, kas kelia kažkokį nerimą ar kažkokį, bet tai tikrai nebėra taip, kokie žodžiai ieškau, aštru, kaip su imposteriu buvo, kur tu net, kai daliniesi apie tai, ką tu darai, tu negali tikslingai išreikšti savo minčių, nes antiek esi įsitikinęs, kad tu pats nežinai, apie ką tu kalbėjai, antiek tu esi įsitikinęs, kad tau užpakalis dega ir toj visi sužinos teisybę, kad tu čia esi marmys, apsimetėlė. Tai tave prigaus, tu pasadins į kalėjimą. Išjuok dar sugėdins. Jo, viską apmėtis akmenim ir tada sudegins ant laužo. Taip. Sveiki, geri, sugrįžę mielieji mūsų viduramžiai. Taip. Kada tu pradėjai matyti šitą pokytį? Nes, aišku, vienas dalykas yra, čia irgi galbūt žmonės galvoja, kad, aš ateisiu į terapiją ir tas dings, kas turi, ar ne? Bet šiuo atveju vienas dalykas yra daryti darbą vidinį, kitas dalykas yra šalia daryti ir darbą išorinį. Tai yra dvi kojos. Ir tu darai būtent dvi kojas. Tu ir čia tvarkėsi, bet tu ir darai žingsnius, kurių tu bijoji šalia. Tai nebuvo, kad tik tai sėdžiu, terapinuosi, pasakoju ir po to nieko nepadarau. Tu labai daug darai. Tas imposteris tai ir per beveik visą terapiją ir buvo su manim iš metų laiko toks intensyvus labai, nes aš labai dariau dalykus, kurie man buvo nauji iš verslo pusės ir kuriuo aš beprotiškai bijojau ir kuriuos aš dariau pirmą kartą ir nežinau kaip daryti, bet aš dariau kaip man išeina, aš apsimetinėjau, kad aš žinau ir pastoviai trigerindavo tą imposterį, pastoviai eini dar vienus mokymus, mytus ar kažkokį pristatymą ir turi kalbėti apie savo verslą ir kyla, turi atsisėdęs skambint, daryti tuos šaltus skambučius potencialiems klientams, kyla. Ir turi kalbėti su savo darbuotojais, sakyti jiems, ką jie turi daryti, nedaryti, duoti feedbacko, kyla. Tai tas imposteris, jisai pastoviai kilo, jisai nebuvo trumpalaikis svečias, tikrai ne. O jisai susisėdėjo ir taip,
dabar, kad nebesijaučiu, tai kažkaip per kelionės labai. Per kelionės atėjo, aišku, aš išvykau 3 mėnesiams į Aziją, kur sumažėjo darbo intensyvumas ir keliavau daug. Ir leidau savo išsilsėti visų pirma po ganėtinai ilgo etapo tokio intensyvaus darbo. Ir tas išsilsėjimas man atnešė ir ilsėjimasis, ir kelionės atnešė ir tą ramybę, ir tokį, aš net nežinau kaip įvardinti, bet galbūt ir turėjo tas faktas, kad buvau labai egzotiškose, tolimuose kraštuose, labai neįprastoje, neartimoje kultūrai, atnešė tokios ramybės, jog viskas yra su manim gerai, jog kad ir kokia esu crazy, kad ir kaip nemoku, viskas čia yra okei. Ir to pasakoj, tas imposteris sumažėjo ir kažkaip, nežinau, kaip susirašo visi tie dalykai, bet atėjo tas toksai, kur, dienos pabaigoje čia yra mano verslas. Ir niekas nežino, niekas už mane nežino geriau, kaip daryti mano verslą. Galbūt žmonės turi daugiau ekspertizės, daugiau patirčių, daugiau strategijų, bet čia yra mano kūrinys. Ir tik aš žinau, kaip padaryti jį teisingai. Ir iš to ir tas pasitikėjimas kyla, ir tas imposteris kažkaip labai sumažėjo tas balsas. Bet ypatingai, žinai, aš irgi jau į sritį nelengviausia, pasirinkdama, kad dabar išmoksiu apie smegenis. Ir tikrai sudėtingus dalykus bandžiau save išmokinti ir eiti visus tos mokymus ir rašyti tą visą tyrimą. Ir jaučiu vėlgi, kad per tas keliones aš dar skiriau laiko dar pagilinti žinias, kas man uždavė tokios vyšnios ant to torto, kur viskas susijungia. Galbūt čia ir poilsis buvo, tiesiog smegenys išsilsėjo ir atgijo viskas, kas buvo reikalinga, nežinau, bet viskas taip susijungia, kad man dabar labai, labai aišku pasidarė apie tuos procesus, kuriuos aš čia bandau išsistudijuoti jau porą metų. Labai pasidarė viskas ir aišku, ir iš tos patirties, kad ir mokytojai pastoviai klausė, ir čia pranešimai, ir interviu, bet pasidarė, aš suprantu, apie ką aš kalbu ir kažkaip, nežinau, tas imposteris taip. Ir vienas iš didžiausių, kada atėjo, kur man jau, nes jisai mažėjo, bet tas toks didelis klikas, kur aš nesu imposterė. Kai buvo po Delfi interviu, nes aš labai ruošiausi ir aš prisirašiau temas, apie ką kalbėsim, nes norėjau būti pasiruošus, kad žinočiau, kad paminėčiau visus dalykus, kad ten susigrupavau, kad jeigu tą paklausė, eisim į tą temą, nes jos yra susijusios, čia eisim, tai aš prisirašiau 2 lapus, apie ką kalbėsim. Galimai. Ir mes per 1,5 valandos pakalbėjom apie 30% to, ką aš pasiruošiau. Ir po to interviu man atėjo toksai 1,5 valandos ir tik 3%. Aš tikrai žinau, apie ką kalbu. Ir tada nukrito iš tos būtent tyrimo pusės, iš viso to mokslinio darbo pusės, nes tie imposteriai pas manęs vienas buvo būtent su supratimo smegenų, kitas buvo dabar aš būsiu verslininkė. Abudu krito patruputį. Žinai, aš irgi taip klausau ir galvoju apie tą imposterį. Vienas dalykas, kad imposteris jisai sindromas, kuris sako, tu negali nežinoti, privalai žinot. Jo, ir tu šiaip žinai, bet abejoji savo žinojimu. Tai labai įdomiai ten susistėlioja. Ir esmė tame, kad mes galim nežinot. Ir kad mums būtų okei, kad aš kažko tai nežinau. Aš nesu braukuota dėl to, kad aš nežinau. Nes ten, kas yra imposteris, jis yra braukuotas. Jam reikia slėptis. Jeigu ten kažkokių trūksta jam žinių, arba jis įsivaizduoja, yra tas gėdos jausmas. Ir net ir vakar turėjau sesiją su viena mergina ir ten labai buvo tokia gera tema, kad jinai irgi vaidina, kad jinai žino, supranta ir kad jai ten, pavyzdžiui, neįdomu. Ne dalykai, kuriuos jinai tikrai pirmą kartą ten kelionė ar dar kažko. Ir norėtų paveipsoti tą statulą, bet gėda pasirodyti, kad aš čia nežinau, nors toks atrodo visiškai iš kur. Bet esmė, kad kad aš galiu nežinoti, ir čia turbūt labai daugelį žmonių tai yra turėtų būti svarbi žinutė, ką jie galvoja, kad aš negaliu nežinot, kaip į mokyklą nuėjęs. Kad geriau sėsti į galinį suolą, tylėti ir vaidinti, kad tu nieko nematai ir kad tavęs nėra. Ir tada gal nepaklaust. Jo, bet kad aš galiu nežinot. Net jeigu aš kažkokio temoje esu ekspertė. Jo, bet tas leidimas savo nežinoti yra ką veikti. Gauti tą štampuką, jog aš leidžiu savo nežinot. Ja, ir aš nesu braukuota, aš netampu jokia blogesnė. Kvailesnė ir aš tada turiu kryptį, kur man sužinot. Ką man išsiaiškinti. Tai aišku, tie vidiniai imposteriai, taip pat juos turi labai daug. Mokslininkų, verslininkų. Čia nesvarbu, kiek žmogus yra pasiekęs arba žinau, tai neapsaugo, nes čia visai, tai yra psichologinis toksai momentas.
Ir, ir aišku, jie mums padeda pasiekti dažnai daugiau. Na, nes iš to nežinojimo tik žmogus padaro, ar ne, va šiuo atveju žymiai daugiau, pasiruošia žymiai daugiau, studijuoja žymiai daugiau. Tik aišku, tai turi labai po to didelę kainą, kurią tenka sumokėti. Nuovargio kaina, išsekimo kaina, noro slėptis, kažkokio bandymo galbūt ne visai gerais metodais tvarkytis su visa ta įtampa, kuri kyla, nes tai sukelia neišvengiamai labai daug papildomos įtampos. Ir tada pastojasi bėgimo režime, nes niekada nesitikėjai ir tiek daug kalties ilsėtis, tu negali ilsėtis. Va, tu šitą labai turėjai, kad negali ilsėtis, ne? Aš kiekvieną dieną 10, 12, 15 valandų ir aš turėjau reguliarius all-nighterius. Žinai, apie mano all-nighterius, kur aš dirbau, kas kelias savaitės dirbau visą naktį su Red Bulliais, su kavom ir panašiai, kad pasidaryti daugiau darbų ir po to dar visą dieną dirbti. Ir tada eini miegot. Jo, šitas yra žiaurus dalykas, nes tu antiek jautiesi už kas yra normalu, kur tu turi būti, kur tu būsi priimtas, mylimas, gera savęs versija, ar kur tu būsi nebekaltas egzistuoti, kur tau bus leidžiama gyventi, tu esi tiek turi už tos linijos, kad tu pastoviai bėgi, ir jeigu tu sustoji įsikvėpti, ne, kas čia dabar, varyk. Šiūro. Jo, kad tu turi užsidirbti savo galimybę gyventi, ne? Jo. Negalima ilsėtis. Ir miegot. Ja. Ir bėgi ir nepamatai, žinai, to didelio paveikslo, kaip ne tik tavo baterija išsikrauna, resursų nebėra, bet ir tai, dėl ko tu užsibrėžiai kažką daryti, arba ta ugnis, kuri tave vedė, gęsta, tu ją gesini per tą bėgimą ir galiausiai prieina tokia vieta, kur tu tiesiog nebenori. Net nebėra noro daryti. Nes atrodo, aš vis tiek niekada nepasieksiu, tai kam čia? Toksai gaunas kitas, atvirkštinis tas amplitudė, žinai, labai radikaliai. Jo, arba smarkiai bėgi, arba visiškas blokas, tada izoliacija. Aš dar prisimenu, bet irgi dabar čia vartau užrašus tuo pačiu ir pas tave buvo toksai irgi, kad vienas dalykas yra tas dirbti darbą, ne? Papasakok daugiau apie tą, kaip tu dirbdavai, nes jau mes mokėmės daryti užduotis. Kad tu darai banaliai užduotis, nevarga vargsti. Nes būdavo rezultatas matuojamas pagal suvargtą vargą, aš prisimenu. Mes tik žvengim, kai tu tai pamatėjai. Ir čia tos nemiegotos naktys irgi. Ir ta teisė gyventi yra apie tą suvargtą vargą. Žinai, jeigu gerai suvargai, tu turi teisę gyventi tada. Tai man šitam keliui tas verslo visas statymas nebuvo, kiek aš produktyviai nudirbsiu darbų, tai buvo, kiek aš pasiaukosiu, arba kokią didelę kančią savo susikursiu iškentėti. Ir kuo didesnė kančia, tuo didesnė bus rezultatai. Nors čia sąsajos nėra, čia nėra logikos šitos, bet tai pas mane veikia. Bet supranti, lietuvių liaudies kultūroje yra, supranti, dirbti sunkiai. Mes turime tą, žinai. Vaikai dirbti sunkiai reiks. Tai nereiškia, kad tiesiog turi daryti užduotis. Taip, ten irgi yra ta kaina, ar ne, sunkumo, nuovargių, bet čia dar ekstra toksai yra. Kad damuš save. Labai, man šiandienos tampa, kai tu man pasakai, tu gali dirbti sunkiai, bet tu neturi kentėti. Tau neturi skaudėti. Čia yra skirtingi dalykai, dirbti sunkiai ir dirbti su vargti. Jo. Ir sunku buvo labai, nes aš tokiam aukos buvau ilgam roliai vaidmenį, man labai patiko būtų kelią. Tai ir labai sunku buvo, nors aš, kai jau atėjo tas suvokimas, aš pamačiau, kad dirbti ir padaryti užduotis neskauda ir nebūtinai turi skaudėti, labai sunku buvo persirašyti tą sistemą. Pereiti, kad man nebūtinai su kiekvienu darbu, su kiekvienu pasiekimu užsibrėžtų tikslu, nebūtinai ten turi eiti kaip šį skausmą šalia. Kažkaip ilgai užtruko šitą. Tokie pamatiniai, mes jos labai dažnai būnam matę savo tėvuose, tai ateina per kartas iš įvairiausių patirčių. Ir atrodo, jeigu aš nepatirsiu vargo, kaip patyrė mano mama, baba arba dar kažkas, tai kas čia nesiskaito. Bet ten yra vertė. O mano gyvenime, mano darbuose vertės tada nėra. Ir ta auka tokia.
Tu turi pasiaukoti. Būtinai turi pasiaukoti, kad būtų vertinga. Akis. Įdomu prisiminti irgi, taip pareflektuoti tas visas versijas savęs tam kely. Žinai, eini ir pastoviai sakysime. Ir nebepamatai, nes netiek daug laiko praėjo realiai. Bet... Jo, ir kai mums praeina kažkoks dalykas, kurį mes turėjom, mes ir labai greitai pamirštam apie jį. Ir toks tiesiog, aš matau dar krūvą naujų dalykų, bet jau tų senųjųgi. Auka man buvo labai sunku. Vis dar stebiu šitą savęs. Labai didelis prisirišimas buvo prieš to vaidmens. O Jėzus Marija, aš buvau daugiau, aš mėgstamiausias buvo Rūbas. tai vis dar stebiu, kad jeigu nori lys, nors mažai pastebiu, bet žinai, kiek aš galiu savęs pamatyti šono realiai. Bet jo, šitas buvo labai sunku. Nusimest, nes labai tada, žinai, yra sunkiausia prisimti atsakomybę, kad viskas, kas įvyko negerai, ir aš turiu omeny, kad kai tu priėmė aukos vaidmenį, bent jau man rezonavo, kad aš turėjau priimti atsakomybę už visus savo šūdus, už viską, ką aš darau, pati pasirenku daryti, ką aš sakau, kad nesu, bet darau. Ir prisimti atsakomybę, kad ta auka truputį, tas paltas truputį nusimestų spalvas ar svorį, tai iššūkis didelis. Jo, nes prieš tai mes turim daug pateisinimų. Kodėl aš taip darau, bet aš nepasakau, kad aš taip darau. Sakai, kodėl tu rūkai? Bet tai ten, nežinau, ten dangus toksai, žinai. Bet aš nepasakysiu, kad aš rūkau ir aš tai renkuosi šiandien dienai. Sąmoningai, nesąmoningai. Galbūt aš nesąmoningai tai darau, bet tai yra mano žingsniai. Ir savigrauža yra mano žingsnis. Net jeigu ten yra mama save grauži, baba save grauži, žinai. Ir taip, ir tai galbūt ateina iš jų. Žinai, ir tas polinkis ir išmokimas yra ten, žinai. O aš gavau traumą vaikystėje. Gavau ir aš galiu sakyti, aš tokia, nes aš traumuota vaikystėje. Tai yra pasiteisinimas. Aš sakau, taip, aš turiu tą traumą, bet dabar ir nėra mano atsakomybė, net jeigu ją man sukišo kiti, žinai. Šiandien dienai, tai yra mano, šiandien dienai jau aš save graužiu, jau aš pjaunu savo tą ranką. Jau aš. Tai užtrunka pasakyti tai ir priimti tai, kad čia aš savo duobės. Ne kaip ten sako, pagalius į ratus. Jo, ką aš sakau, man motina visą gyvenimą tai darė ir aš žinai dabar savo. Vat kai taip garsiai, kaip pasakai ir pastatai, žinai, toks neadekvatu. Tiesiog, apie ką mes? Taip, jinai tu dariau, prie ko tu dabar? Jo. Ir to pačiu, žinai, o ko jis susireikšminimo tokio daug būna? Jo, labai įdomiai, kaip tu pasakai, kad tas susireikšminimas į tą narcisizmo pusę. Jo. Ir auka ta pati lazda. Man labai nedaėjo, labai ilgą laiką. Kaip gali būti auka ir čia ta puikybė, bet jie tokie skirtingi dalykai. Čia ta pati lazda. Tada pamatai, kad jo. Su puikybė. Ir dabar galvoju, taip toks yra, žinai, keistas yra paradoksas, nes iš vienos pusės aš noriu didžiuotis savim, aš noriu didžiuotis savo darbu, aš noriu didžiuotis, kaip aš pasikeičiau tiek asmeniškai, tiek versle, aš noriu didžiuotis, žinai, kiek aš nuėjau ir noriu džiaugtis tuo. Bet tai nėra puikybė, Tai džiaugsmas yra, ar ne? Padariau gilyn, aš, fine. Nes tai nenužemina kitų žmonių, tai nėra pasirinkimas sloksniuot tortą. Tai nėra puikybė pagal definition, pagal apibūdinimą. Ir papasakok tuos, ar ne, kaip tu pasikeitei asmeniškai ir versle. Ta tokį, žinai, before, after. Šiandien dienai, kas yra, žinai. Ir jeigu, žinai, aš irgi kaip būna turbūt ir tau, gal nesam su tavim. Kitą kartą, jeigu mes ten matom pokytį +1, žinai, tai aš to neužskaitom, nes yra +1, turėtų būti 10. Bet net dabar skaitom ir tos +1, nes tai jau yra +1.
Kiek yra, aš nežinau, ar pavyks viską išvardinti, nes... Nu kažkiek, kiek tu matai, nes jo, tai per laiką greit tiesiog tampa norma. Bet labai daug. Nes aš atėjau, aš labai buvau įsitikinus ir prisiskaičius knygų, jog aš turiu bipolinį. Aš pati įtikinti, jog pas manęs yra bipolinis. Liaudė tai dar vadinama maniakinė depresija. Jo, ir šitie tikėjimai labai irgi daro labai įdomų dalyką. Vat mes įsitikinam, vat aš tą turiu, ir čia toksai kaip ir mano ID, biški identitetą mano tas formuoja. Tipo, aš tokia. Aišku, tas gali mum, įsivardinimas, kas yra, man gali padėti geriau suprasti save, ar ne, galbūt nebaus savęs, neteis, nesmerkt. Bet iš kitos pusės tai kartais veda į tokį, vat aš tokį ir maždaug atsikniskit. Mano čia traumos, aš čia traumuotas. Tas toksai, kas padėjo neprisimti atsakomybės, nes pas mane buvo pastoviai bangavimas, kad man arba labai blogai, toks labai depresyvų, arba aš ten labai daug visko efektyviai darau ir vėl krentu. Ir vietoj to, kad pasakyti, kad čia aš savo taip darau, kad yra trigerių aplinkui, kuriuos aš pasirenku pasiimti, kurie, žinau, man paskatins vieną ar kitą būseną ir panašiai, man buvo toksai, man bipolinis, man nereikia prisimti atsakomybės. Būtent. Čia ne pačioj diagnozėje problema, čia mano santykyje su diagnoze, su atsakomybė ir auka. Jo. Man taip labai fainai sugrojo. Bet jau aš atėjau, aš buvau mažas vaikas, suaugusio žmogaus kūne. Aš bijojau, aš nepasitikėjau savim, aš turėjau būti tobula, aš turėjau visam pasauliui įtikti, kad mane mylėtų, nes kitaip aš nesu verta meilės, aš turiu meilę užsidirbti. Aš esu prieš visus ir viską žemesnėje pozicijoje, prieš kaip aš partnerius rinkdavaus. Net gėda sakyti, mano kriterijai buvo parodyk dėmesį. Bet tai buvo, mano toks buvo santykis su vyrais, nes, žinai, dėl ten tėčio tokio ir viso kito, buvo tas santykis, kad visi vyrai absoliučiai yra ant pjedestalo ir aš esu maža mergaitė ir jeigu tu man bent truputį dėmesio parodai, aš kaip šuniukas. Ir viskas. Ir buvo labai daug ir tų visų nerimų, ir ypatingai socialinėse aplinkose nerimas, ir labai nemokėjimas bendrauti su žmonėm. Ir visada abejoju, netgi kai praleidi laiką su žmonėm, kurie tau yra artimi ir tas saugus, tu vis tiek išeini ir tu viską 20 kartų perkvestionuoji. Aš kažką netai pasakiau, netai padariau, tu pastoviai jautiesi nesaugiai. Ir buvo, didžiausias tai buvo, kad aš žiauriai savęs nemylėjau, labai nemylėjau. Aš labai save ir skriaudžiau, ir teisiau, ir kitus teisiau, ir save teisiau, ir baudžiau, taip sakoma, baudžiau save labai stipriai. Tokie spėjau pagrindiniai, kas rezonuoja, kokia aš atėjau ir kad tie dalykai pasikeitė. Ir jie pasikeitė į tą pusę, kur toks man paralelinis augimas tiek aš kaip žmogus, tiek aš kaip verslininkė. Nes ir kaip žmogus, žinai, aš dabar galiu eiti į kažkokius, sakykime, nepažįstamus mytus verslo bendruomenės, kur aš nieko nepažįstu ir taip, vis dar yra nejaukumo jausmas, bet jis nėra tokioj vietoj, kur aš bijočiau prieiti, pasisveikinti, pristatyti save, ar kvestionuočiau kiekvieną savo žingsnį, ar negalėčiau, net nedaeičiau iki to renginio ir panašiai. Tai, manau, yra viskas labiau tokioj, nenoriu vartoti žodžio normalumo, bet tokioj suvaldomose ribose, kur aš galiu pilnumoje funkcionuoti, nes nėra, kad aš esu kažkokia dabar, žinai, apšviestoji, magiškoji, išgyjusi, vis tiek visko kyla tiesiog. Ir dabar geriau jaučiu save ir turiu įrankių padėti savo, kai pajaučiu, kas kyla, kaip kyla. Labai fainai yra, kad žiauriai save myliu, atėjo, kaip aš save myliu. Žiauriai, čia taip seniau tai žiauriai. Aš taip tiesiog, aš tokia faina esu, eisiu savo. Ir man taip faina su savim būt. Ir kuria čia buvo netgi, čia šią savaitę buvo, kur, ar praeitą savaitę, žodžiu, pirmadienį, jeigu neklystu, aš atsikėliau ir aš šiaip keliuosi pas manęs, esu tam ritme, kur nuo 10 iki 50 mėgot, 5 keltis, nes man žiauriai veikia, žiauriai patinka taip tokiu ritmu gyventi. Ir aš taip variau, ir tada pirmadienį aš atsikėliau ten 10, mano pirma mintis, ir aš tada tokia, Viktoriukai, viskas gerai, pasižiūrėkime praeitą savaitę. Ok, ar turėjai išeiginę? Ne. Ar dirbai kiekvieną dieną? Taip. Ar kažką nuveikiai, kas buvo nesu darbu susiję? Ne.
Tai vadinasi, galima pamiegoti, viskas yra gerai ir čia yra labai normalu, kad tau reikėjo pamiegoti. Ir nebuvo, nes aš žinau, kad ankstesnė mano reakcija būtų sugadinus visą dieną. Bet toksai, nors ir kilo, jinai, viskas gerai, Viktoriukai, varom dirbti. O gal nenori dirbti šiandien? Tokių mažiau yra, bet iškyla kartais, iškyla. Tai mums nereikia turėti, iliuzijų, kad nebus. Nes to yra ir apskritai mūsų visa visuomenė yra tokia, bausti, negalima pasigailėti, kablelis būna bausti viską. Dažnu atveju mes turim tą kablelį perkelti, kad bausti negalima, reikia tos malonės savo suteikti. Ir šito išmok, bet, ir mes augam ir dabar matom to, kad prisidirbai, tai išnai, galvus lekia. Ir bus, ir niekada nebus taip, kad mes nušvitę būsim. Ir niekada nebus taip, kad jau čia tau viskas gerai, nes tau viskas gerai gali būti ir tada, pasaka baigėsi. Ir tu numiršti, tada jinai pasiekė, bet esmė, kad mes gyvenam toliau, mes turim toliau ryšius, ateina nauji žmonės, naujos mintys, naujos idėjos, tiesiog toliau ta upė teka, vanduo nuolat teka ir jisai, jau žiek švarus ir pyst vėl ten užnešė, kažko. Ir mes nesam dėl to braukuoti ir mes turim tiesiog gyventi toliau, paprastai, taip, o ne idėjus. Su ta meilė savo ir ateina daug supratingumo savo ir palaikymo ir tas žiauriai yra reikalinga, reakcijos pasikeičia, reakcijos tavo, nes tas yra beprotiškai reikalinga versle, nes tu versle pridarai milijoną klaidų ir tu privalai prisiimti atsakomybę, kitaip būsi įstrigęs toj pačioj vietoj. Bet anksčiau, kur reaguodavai į mažiausias klaidas ar nepasisekimą kaip katastrofą, čia yra ir pasaulio, ir mano verslo pabaiga, dabar yra viskas tada kaip darom kitaip. Viskas yra tavo reakcijos, tavo santykis su klaidom savo, visiškai yra kitoks, kas beprotiškai yra, tokį įrankį turėti beprotiškai reikalinga, kad augtų kas versliukas. Versliukas. Jo, ir beje, versliukų aukelį negali užauginti. Jisai gali ten kažkoks būti, bet ten bus daug problemų, ten bus daug sunkumų, ten bus daug praradimų, nes nėra atsakomybės, kam prisimti. Nes auka neims atsakomybės. Ir tai, nes man taip pat buvo su aktoriniu, aš kai eidavau į atrankas ir rolės, aš visada eidavau, nežinau kaip aiškinti tiksliai, bet aš eidavau ne su ta mintim, kad aš gausiu rolę, nes aš esu pakankamai gera aktorė, aš jau su ta mintim, kad aš gausiu rolę, nes, pasigailės mane, man duos, nes, čia, su tokiu eini, nežinau kaip aiškinti tikslingai, bet lygiai tas pats ir versle transliuojas. Nes aš vargšelį man privalu duoti. Jo. Čia manipuliacija tokia, kurią mes darom jau savo viduje. Jie darom, jeigu net nepadarom jos išorėje, su žmonėmis, mes ją darom ten su Dievu, pavyzdžiui, Dieve, tu man turi duoti, nes man tai blogai. Jo. Kažkas duotis, tarsi tau privalo visada kažko duoti, nes tu esi nuskriaustas. Bet kai tu esi nuskriaustas, kas yra fainiausias paradoksas, tu statai save aukščiau negu kiti. Nors tu statai save žemiau negu kiti, bet tu statai aukščiau. Supranti, kad vaidini, kad tu žemiau, bet iš tikrųjų tu kažkokia geresnė dėl to, ne? Čia tokia išverstas skūriškumas, Jo, šitas tikrai būna. Čia reikės. Ja, labai įdomus tie procesai, bet ir čia pat yra ta paslėpta puikybė, kur tipo, bet tai aš mažesnė. Bet ten viduje tas povas toksai, bet aš tokia nuskriausta, vadinasi, aš turiu dabar teisų, nes šiaip aš be teisų. Taip, dvi priešingybės jos tame. Ir žiūri, kokia mano buvo didelė duobė su vyrais, tai labai džiaugiuosi, čia gal su verslu nėra susiję, gal kažkiek yra, nes vis tiek reikia bendrauti su vyrais, daryti dealsus ir visą kitą, nežinau, bet kaip tas mano santykis pasikeitė, čia yra kažkas tokio, kažkas tikrai wow, nes negalvojau, kad pavyks ateiti iki tos vietos, nes, kaip ir sakiau, buvau šuniukas. Ir tas labai fainas pavyzdys, kur tu man davėjai irgi, kad, kai susitinki vyrą, tu turi kaip konteinerį, įsivaizduoji, kažkokią indelį turi matuoti. Ar jis tinka į tą konteinerį, ar netinka? Konteinerį turiu omeny, angliškai čia sakau, konteiner. Indas. Indelį. Turi įsimatuoti ir dabar, tas yra, nebėra tokio, kur pamatai vyrą ir iškart, galbūt iš čia mano, sutuoktinis. Divonas. Viktorija turėjo laukimą, kad yra tas the one, tas vienas, va tas, iš didžiosios T, soulmate'as, ar dar kažkas. Ir mes Divonu mes jį pavadinam, jis gavo vardą. Jo, ir aš irgi sakiau, nes ir vat, kai žiūri ir laukia to Divono,
Tai net jeigu devonas yra, tau nereikia kipti ant visų, tau nereikia parintis, kad tu jį praleisi. Šiaip, nu jeigu jau taip jau priimam tikrai tą teoriją devono ir visiškai gali atsipalaiduoti, bet, nu, šiaip daug kas kalba apie soulmates ir visokius kitokius dalykus, bet, nu, kuo aš toliau einu per savo gyvenimą ir visokius dalykus, nu. Demonai, kur tu pasislėpęs? Bet, žinai, yra tas, kur anksčiau tu pažįsti 0,5% to žmogaus, 99,5 susikuri ir viskas, ir pasiduodi, ir tu jau aukoji, tu beprotiškai daug aukoji dėl to žmogaus, tu pažįsti tą žmogų 5 minutės, tu jau keiti savo planus. Ne, nu čia meilį, supranti. iš karto. O dabar, tai žinai, labai matuojas ir labai klausais ir stebi, ką daro. Tu ne tai, kad tu sutinki žmogų ir pas save čia kuri, kas jis yra, tu iš tikrųjų dabar, aš nežinau kaip paaiškinti, bet tu iš tikrųjų girdi ir matai, ką tas žmogus sako ir daro, kas taip praveria, parodo visus tos red flagus ir rodo, kada viskas bėg. labai trumpas pažintis dabar. Pasimatymas 3 minučių, žinai, jis sako, nu ką, mergelė, žinai. Okay, bye. Yeah. Ir faina yra ir būti labai patogiai vienai, nebėra, žinai, visada beprotiškai ilgą laiką, realiai beveik visą gyvenimą ir pragyvenau tokiam kažkokiam laukimo periode, kas yra labai keista, nes tu toksai, tu neleidi savo gyventi pilnumoje, tu neleidi savo daryti visko, ką tu nori daryti, nes pas tavęs visada yra kerteliai ta mintis, kad atsiras tas mano žmogus ir man vis tiek reikės viską keisti pagal jį. Man vis tiek reikės dėl to aš negaliu savo pilnumoje leisti, nes vis tiek tuoj kažkada atsiras. Ir tau reikės keisti, čia netgi 2 tokie, žinai, jis atsiras, tau reikės viską keisti pagal jį. Tu jau nebegyvensi kaip, tokia, tam, kam, nežinau, dievulis tave sukūrė, tu dabar turėsi gyventi taip, kaip jisai nori tos kažkoks. Ir automatiškai tada tik tai gali ir pritraukti tokį, kuris bus kontroliuojantį asmenybė, narcistinė asmenybė, čia tiesus kelias į tai. Jo. Ir žinai, tas faina, kad nebėra to laukimo, kad aš galiu pilnumoj, nėra, kad aš nenoriu santykių, bet nebėra, kad man jų reikia, kad išgyvenčiau, nebėra laukimo, aš galiu pilnumoj gyventi, daryti ir viską save prioritizuoti visame kame, nesvarbu nėra tas žmogus, kas yra labai ir didelis, ir labai fainas pokytis, ir labai faina yra, kad, nesvarbu, kiek man dėmesio rodys, aš matuojas. Žinai, matuojas, stebiu, neaukoju savęs, neaukoju savo gyvenimo tikslų, pasirinkimų, sprendimų, planų ir panašiai. Va čia yra oi, kaip faina. Nes prieš tai irgi vaiko rolį tenai. Jo, atvažinai. Kuris, žinai, mylėkit mane, aš viską padarysiu. Užsidirbsiu meilę, išrašysiu skolą. Nes aš galiu užsidirbti meilę, nes aš esu pajėgi keisti jo jausmus pagal savo. Čia, žinai, yra, tavažinė, bruožas, suaugusių vaikų bruožas. Mes bandėme kitais manipuliuoti savo elgesiu. Aš teisingai padarysiu. Ir New Age praktikos yra to labai daug, žinai. Aš teisingai padarysiu, gausiu teisingą mokymą ir aš pakeisiu kitą žmogų. Ir jis mane mylės, aš pakeisiu jo jausmus. Tarsi čia mano įtako zona. Jo, aš galiu pakeisti. Jo, aš galiu pakeisti. Mano teisingas elgesys keičia ir tada taip, ta krūva kaltės būna. Nes, man neina, aš nevykėlį, aš bejėgiai. Nes jo, tu esi bejėgiai. Čia? Taip, absoliučiai. Ir tada renkiesi irgi žmogų, kur tu akivaizdžiai matai red flagsas, bet aš kaip pakeisiu. Jokio skirtumo, ką tu pasirinksi, nes taip, tu gali pakeisti viską. Tu gali pasimžinai, supranti, grabą nuo konteinerio kažkokį ten avarinį ir tu žinai, kad tu jį pakeisi, tai koks skirtumas. O dar jeigu tau biškį dėmesio rodo, Ir tas šuniukas, tu realiai bet kuris vyras tinka būti tavo sutuoktinis, nes tu jį pakeisi. Taip, realiai jis netinka tau nei vienas, bet tu jį pakeisi, kad tau tiktų. Jo, būtent. Nes aš jo nepriemu, koks jis yra. Man net nereikia aiškintis, koks jis yra. Būtent aš net nematau, koks yra. Taip, net nematau. Kaip tu ten vieną kartą irgi kažką mes būtent žinau, apie kurį kalbėjom, neminėsiu vardu. Žodžiu, buvo, kad aš sakiau, kad kaip tam buvo tiksliai, kažkaip, kad žodžiu, rezumė buvo, kad tu manęs klausai, bet tu bendrauji su juo, ar tu žiūri ir kaip jis bendrauja, ar tu jį stebi, ar tai yra daugiau apie tave. Prisimeni, apie ką kalbu? Ar tai yra kaip, tu save labiau stebi, nors bendravimas vyksta su juo. Aha, aš ten greičiausiai tau daviau tokį pavyzdį, kad čia jisai, čia aš, ne? Ir tu neįmatai, tu matai save per jo prizmę.
Šitas man irgi Tu žiūri. stovi prieš jį, bet tu galvoji, ką jis apie tave galvoja, kaip jis tave mato, žinai. Būtent ir ne tiek aš nei susipažįstu su to žmogum, bet ir tada esi žiauriai tokiam anxiety, nes tu pastoviai, tu savy esi, tu viską į save, tu neduodi erdvės nei susipažinti, nei būti su to žmogum, tu viską, aš. Taip, kaip aš čia atrodau, ką apie mane jisai galvoja, tau pofik ant jų. Jo, čia faini tokie dalykai, žinai, aš tavęs irgi klausau ir galvoju, jo, nu visur, ta prasme, žinai, aš irgi asmeniškai visus tą pačius dalykus įėjus ir praėjus ir ten, o, vargelį. O, jei. Jo, tiek daug pokyčių. Ką dar noriu paliesti? Kaip lengva yra būti disciplinuotais? Šakės, kaip lengva yra atsikelti iš karto į džymą, valgyti teisingai, miegoti teisingai. Tominiai, aš nežinau kaip aiškinti, bet kaip yra lengva. O kas tau prie to privedė, nes aš dabar tavęs klausau ir aš noriu know-how, žinai. Tu. Aha. Aš čia turbūt tai protingai tai primokiau, bet dabar man reikia suprasti, nes aš pati dar iš to nemoku. Aš nežinau, iš kurios čia vietos ateina, bet yra labai lengva daryti tai toks esi gal sąmoningas, labai jau skamba nušviestas, bet tai nėra tai, bet kažkaip nėra tokio autopiloto, tu tarsi, kasdieninius paprastus mažus dalykus, tu priimi sprendimus ir yra lengva priimti tuos sprendimus, kurie atitinka tavo vertybių skalę ar tavo, žinai, versijos, kokia tu nori būti skalė ir panašiai. Ir nebėra pasipriešinimo tam. Čia galbūt nebėra, žinai, nes visame ir emocinis valgymas buvo, tai galbūt nebėra poreikio save žlugdyti ar tos emocinio disregulation, disbalanso. Gal čia su tuo yra susiję? Aha, taip. Toks lengvumas. Nėra to noro save, žinai, sužlugdyti, jo, tokio. Nes tai būna apie tai, kad vėl nueiti tą auką, vėl nueiti tą kančią, nes ten yra kažką, žinai. Poemos iš ten, o čia tai gyvenimas. Tai žinok, ir poemų jau labai ilgai nerašiau. Geras, ar ne? Geras, jo. Nes ten tokie dypai, žinai, būdavo. Tokius jau labai jau rašydavau. Jo. Aišku, tie sunkumai ir visokie dalykai, jie kyla, nu, ne, čia tai paskui labai atrodo viskas čia pas tave gyvenimą, tik tai vau ir nėra iššūkių, jų yra. Ir tų emocijų visokių yra. Tiesiog yra ne tiek, žinai, čia labai reikia tikslingai žodžius rinkti, yra ir leidimas tom emocijom gyventi ir būti ir išjaust, ir yra įrankiai, kaip su tom emocijom ar su tom, pavadinkim, problemom ar kažko, kas kyla, kaip su jom funkcionuoti, kaip neperduot joms vairo, kad aš vis tiek galiu, jeigu man ir yra kažkas blogai, kažkas kyla, triggeris, blokas, aš vis tiek galiu turėti produktyvę dieną, aš vis tiek galiu pasidaryti, kas yra suplanuota, aš vis tiek galiu gyventi pilnumoj gyvenimą, nors tai ir eina šalia manęs, nėra, kad to nėra, kad neegzistuoja. That makes sense. Nu, taip, jau jos nepadaro galtinio sprendimo, o ne, jaučiu šiandien nevaliau jų dirbti. Ne, tu jauti, kad tau sunku, nu, ta prasme, tai yra, nu, tiesiog brandos, emocinis brandos dalykas. Jauti, kad tau sunku, supranti, kad, nu, taip yra, nu, ir jos turi savo vietą, ir tavo rutina, tavo tikslai, viskam yra savo vieta, jie nebeužgožia vieni kitų, arba aš nustumiu visiškai emocijas, nes dabar reikia varyti ir pofikai pažiūčiu, aš, žinai, arba, vat, ne, aš nebegaliu. Nes dažniausiai, va, tie taip ir kaitalioja, kai jie nėra savo vietose, yra leidžiama tik tai būti vienam, tai jie ir nu, kaitalioja vienas kitą. Arba varai kaip beprotį, arba tada jau gali, jau viskas, jau nieko nenoriu, amen, jau čia gyvenimo gal. Bet čia, kad taip, yra sunku, yra iššūkiai, yra nemiga, kartais yra nuovargis, kartais yra liūdesys, gedulas, pyktis ir dar daug kas. Ir tiesiog eini daryti užduotis, ką reikia. Kartais lėčiau, nuskauda koją, nu tai nebėgsi kaip bėgus. Bet kažką darysi lėčiau, ramiau, labiau jausdama, saugodama. Nu, bet nepadarysi iš to šventos karvės. Būtent. Ir tai būtų kaip, žinai, kaip padėti savo, tu nesi savo priešas, tu esi savo palaikymo komanda. Nežinai, būna ir liūdnų momentų, būna ir vienišumo, būna visko būna. Tai vietoj to, kad save bausti arba apsimesti, kad taip nėra, tu ieškai būdo, ką aš galiu tau padaryti, kaip aš galiu tau padėti, kaip aš galiu tave mylėti geriau, kaip, žinai, gyventi su savim.
Va tokia Meilė. šiandien, jo, va su tokia savim, net pavyzdžiui, kuri vat nenori šiandien savęs mylėti, bet kaip vat mylėti save ir save tą nemylinčią. Jo, 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 labai daug atsiranda to. būtent. Ir jo. Jo, ir tas irgi išliko iki dabar su manim, kad apsidovanot save. Žinai, kai kažkas didesnio, ar jeigu kaip tik, žinai, būna kažkokia prasta diena ir pavyksta toj dienoj išbūt su savim ir neskriaus savęs, nebaus savęs ir, žinai, apsidovanot save, kaip aš galiu save apsidovanot. Tai labai, pavyzdžiui, intensyviai tam Litexpo ruošiausi karjerai, tam pranešimui, tai apsidovanojau save ketvirtadienį spektaklį, žinai. Čia būtent dėl to, nes labai tikrai įdėjau daug pastangų ir darbo ten. Čia išsinešu iš tave šitą dovanėlę, apsidovanojau. Jo, kiek daug dalykų iš tikrųjų. Mhm. Bet ir ilgas laikas. Jau nuo to praėjo 1,5 metų. Jau, kai mes kažkada pradėjome. Tai ilgas laikas, daug. Ir vat ką aš irgi noriu, žinai, kad tu darėjai, tu įėjai. Labai daug darbo įdėjai. Laužiai daug. Nes drąsa, žinai, nėra vienai, kad aš nebijau. Tai yra, aš bijau taip, kad aš apsivemsiu, to prasme, ir tai yra. Ir darai. Ir gerai. Štai, kai aš irgi atėjau pas tave, aš galvojau, kad man nereikia terapijos. Ne, nu kam nepasitaiko. Bet žinai, du dalykai čia. Vienas dalykas, aš buvau praėjus, man rodos, gal 5, ne su vienu neišbuvau taip ilgai, bet man rodos 5 skirtingus žmonės pakeičiau ir ne su vienu pas manęs nebuvo progreso. Aišku, ir aš buvau kita savęs versija, bet niekas nemokėjo manęs taip vesti, niekas nemokėjo manęs taip, nežinau, taip laikyti ranką ir nueiti, kur reikia nueiti, gal taip pavadinkit. Ir aš susidariau tokį įspūdį, kad tiesiog terapija neveikia, kad tai yra skemas. Iki tol sutikau tave. ir tada kitas niuansas buvo, aš tada tame momente labai buvau tokia, žinai, tokia, galbūt truputį pernelyg fanatiškai New Age'izme, žinai. Ir tas visas manifestacijos ir affirmations, bet tas toks jau didelis išpūstas full package, kur tu daugiau laiko skiri tam visam New Age praktikai, negu realiam darbui ir darimui. Ir to pasiekoje man atrodė, kad man viskas yra, žinai, amazing. Nors ir turėjau tą sąrašą, žinai, kur tepalus keis. Ir vis su manim amazing. Iki kol sutikau tave. Ir tada pirmą kartą prisimeni. Pirmą kartą, aš tau, man rodos, ir sakiau, kad kai aš užaugsiu, aš noriu būti tokia kaip tu. Aš pasakiau tau vardę. Tu sakėjai man šitą, kažkada mes žvengiam iš to, žinai. Kaip per tą renginuką susitikom jo. Ai, nu. Wow. Bet dabar, kai tu užaugai, tai esi tokia kaip tu, ne kaip aš. Žinai, turi to žavesio, to autentiškumo, to nebijojimo būti savimi. Nebijojimo užimti vietos, nebijojimo tiesiog būti tokia, kokia esu. Pačia, žinai, čia visas tas grožis, kurią tu spinduliuoji, kurią aš taip, dak man. Ja. Ir dabar tu tą savo irgi leidai, ir pasimti tą savo vietą, nelaukti, kol kažkas tau ją užleis, pasimti, žinai. Čia yra mano, čia aš tokia. Nesu tobula, bet tas ir nereikia. Visokių spalvų. Visokių spalvų. Fainai. Ačiū tau labai už to visą tą pasidalinimą. Vėlė, kai smagu klausyti tavęs. Ačiū tau, kad ir, žinai, nes daug visko praėjom ir ačiū Dievui, kad atsiradai mano kely ir kad taip saugiai laikai mano ranką, žinai, visose tose labai ir skaudžiose duobėse, ir baisiose duobėse, ir tose vietose, kur man buvo labai sunku pasakyti, pripažinti savo ir pasakyti dalykus garsiai, nes ten tiek svorio buvo ant tų žodžių. Ir tu visada laikei tą ranką ir niekada nepaleidai, žinai. Ir tai man leido eiti vis giliau ir giliau. Jo, taip čia mane taip, aukštinė ir galvoju, aš taip jaučiuosi, aš asmeniškai padarius labai mažai. Nu, nes, ta prasme, tai yra valanda per savaitę. Nu, ir aišku, ten dar buvo, kur kitų kanalų, kur mes sustinkam, šnekam, būna. Bet to pačiu, ėjai pati. Jo, nu, ir tu laikėsi tos rankos.
Jo. Ir lengva tave vest buvo. Bet reikia, tos rankos yra labai reikia. Ir Ir tas aš galiu, tinka. jo, nes ir aš pati, aš nebūčiau išlipus. Man padėjo ne viena ranka išlipti, ten buvo daugybė žmonių. Nu, iš to, kur aš buvau, va, tai, ką tu pasakai, žinai, ten ir pas mane nu, labai daug analogiškų dalykų, tiek su vyrais, darbais, požiūrį į save santykių. Ir ten reikia jo labai daug pasiduoti, labai daug leisti, kad kiti, labai daug atsivert, labai daug, nu labai daug reikia. Ne vieno, žinai, ten afirmacijos pakartosiu vakare, ten. Ok, bet tos afirmacijos jos galbūt nuves tave pas tos žmonės, kurie padės, arba į ten, nu, kažkokius į erdves, kur pradės vykti va tas, kad taip ir būtų, nes ten turės įvykti procesas. Ir turi ir tą erdvę išlaikyti ir saugę, ir pakankamai, ir saugiai, ir supratingą, ir tokią, kaip pavadinti, tokią pakankamai šiltą, tokią nuoširdžią, atvirą, nežinau kaip įvardinti tiksliai žodžiais, kad aš galėčiau, žinai, atsiverti, kad aš galėčiau dalintis. Bet čia jau yra tavo darbas, žinai, sukurti tą erdvę, kurioje galima ir nusiimti. Kai man reikėjo pripažinti, kiek aš metų neigiau, kiek aš laiko neigiau, kad aktorystė galbūt ne man, o Dieve, man liežuvis neapsivertė, tai jau žinojai, bet aš dar negalėjau pasakyti. Ir daug tokių buvo, žinai, tu sukūrei tuos rėmus, kuriuose, išeis tie žodžiai, nes jie čia išstringa ir kartais tiesiog nedaeina iki garso. Jo, aš prisimenu tada, kai tu pirmą kartą jau ten irgi tos pradėjai savo, kad aktorystė ne tą tokį. Aš taigi kuriu verslą, kad aš taip po to grįžti. Čia viskas griūna, viskas čia griūna. Bet aš žinojau jau, aš negalėjau pripažinti. Ir tu žinojai. Jo, nes tas matosi, kai žmogus šneka. Jo, šuona gerai. Bet maža ką, gal grįši, bet jeigu ten grįši visai iš kitos pozicijos. Tai. Niekada nežinai, bet nebėra, žinai, taip arba kitaip. Ja. Nes va iš tokios pozicijos tu ir negalėtum tenai grįžti, vėl ten, žinai, aukintumėsi ir dar krūva dalykų būtų. Taip. Gerai, Brangiuoji, ačiū tau labai už tavo pasidalinimą. Ačiū. Labai tikiuosi, kad taip pastiprins kitus, tie galbūt žinių duos ir to supratimo, kad, čia ne pasaulio galas, jeigu ten irgi ten vyksta tai visi kaltės, ten tik pradžia kelio. Tai tikrai buvau dideliai duobėjai ir visokių buvo minčių daug kartų ir viskas yra sutvarkoma. Viskas yra sutvarkoma. Gerai, ačiū tau.